Ir finale susitiks su Karaliūnu Ryko. Štai jums iki 80 vyrų Lietuvos finalas. Vytautas turi visus šansus tapti Lietuvos čempionu. Manau, tikrai taip. Realiai jis yra favoritas. Tiek savo rezultatais, tiek patirtim. Ir kita svorio kategorija. 90. Iki 90. Taip, Valdemaras Gudauskas, matom, ruošiasi su Sokolovo Jūro iš Argus klubo. Nežinau šito kovotojo, nelabai ką daug galėsiu pasakyti, pagal protokolą mes galime. Kiek pamenu, jisai labai gerai pasirodė jaunimo čempionate, iš tiesų labai jaunas kovotojas. Na, Valdemaras Gudauskas irgi jaunas. Valdemaras Gudauskas kaip minimum persirengė, vat yra retas atvejis Kiokušin karate varžybose Lietuvos čempionate. Matyt, patartas trenerio, užsidėjo lengvesnį kimono, nes tikrai žinau, kad anas buvo jo labai mėgstamas. O čia patarė daugiau galvoti apie patogumą kovai. Ir dabar pasižiūrėsim, kaip seksis. Nenusiteikęs taip pasiduoti Valdemaro autoritetui. Reikės tiesiog išmušti pergalę iš priešininko. Pažiūrėsim dėl svorio. Taip, Valdemaras visą laikį kovą ateina labai savim pasitikintis, kas aišku priešininkai visą laiką yra sunkiau. Valdemaras tikrai kovoja protingai, gražiai, ypač gražiai, efektingai dažnai. Abu jauni kovotojai, Jūras Sokolovas 95 yra 19 metų. Tai taip pat yra ir Valdemaras. Abudu jauni, tik ką matyti išėję iš jaunių amžiaus ir panašaus svorio yra Sokolovas 81 kilogramas. Valdemaras Gudauskas turėtų sverti šiek tiek daugiau, bet porą kilogramų skirtumas turėtų būti. 87, tai yra 6 kilogramai, nemažai. Na va, Valdemaro keliu, aukštai pakeltas kelias ir keliu užtaikyta šiek tiek, atrodytų labai nedaug, kelių daug ir nereikia. Ir svarbu pataikyti ten, kur reikia. Skiriamas Vazarė. Pusę taško, Valdemaras jau turi kozerį kišenį, taip sakykime, jeigu dabar kova baigtųsi, jisai ir būtų paskelbtas nugalėtojų, priešininkas vienintelį šansą turi, o beveik praėjo ir šitas smūgis. Na, matom, čia jau yra, taip sakyt, pasitikėjimo visiško ir tam tikrų aktorinių sugebėjimų, bet kovotojai net ir aukščiausiam lygiai pasaulio čempionate, pasaulio čempionas irgi leidžia savo tam tikrą ir stovėsiną. Valdemaras iš tikrųjų yra išskirtinis kovotojas tuo, kad jis tikriausiai yra peržiūrėjęs visų kovotojų video, visų, jis žino, kas po ko daro ir tą viską bando pritaikyti savo kovose. Todėl jo kovos tikrai yra gražios, galim visko pamatyti. Jo, jisai tikrai pasitikė savimi, jisai žino ir turi tą pusę taško, jam dabar belieka va. Iš esmės, formaliai pabaigti kovą. Laimėjo, ramiai. Jisai turi tašką ir jisai yra šios kovos laimėtojas. Na ką, ir Valdemaras Gudauskas finale. Seka savo brolio pėdomis. Seka savo brolio pėdomis, tai tituluoto ir daugkartinio čempiono Lietuvos ir Europos prizininko Dariaus Gudausko. Dabar Edgaras Sečinski su